Lietuvos atveju šitokios padėties įrodymas būtų tas, kad mūsų istorikai iki šiol nesukūrė adekvačios to paties Birželio sukilimo interpretacijos, kur leistų valstybiniu lygiu, objektyviai ir teisingai, bet kartu drąsiai oriai įvertinti šio sukilimo reikšmę, nesibaiminant galimų priekaištų iš tų, kurie šį istorinį įvykį mato tik minėtų vienašališkų ir siaurų požiūrių ir ignoruoja visą sudėtingą tarptautinį ir politinį jo kontekstą. Antanas Maceina neabejotinai yra savotiška tokios politizuotos ir vienpusiškos istorijos sampratos auka. Tačiau dėl to nuostolius pirmiausiai patirime mes patys, šių dienų Lietuvos visuomenė, kuri nepajėgia pasinaudoti vertingą mąstytojo intelektualinio palikimo dalimi. Vienas didžiausių tokių nuostolių yra tas, kad dėl Maceinai klijuojamos nacionalistų etiketės Lietuvoje faktiškai nėra plačiau išpopuliarintos ir žinomos jos skelbtos tautiškumo ir tautos ugdymo idėjos. Šiame bare tiesioginė to žodžio prasme žiojėja kraupi tuštuma, dėl kurios be kliūčių tebevyrauja sovietinė šių reikalų samprata. Jos esmę geriausiai išreiškia liūdnai pagarsėjęs sparnuotas posakis patriotas idiotas. Šios tradicijos modernių, be abejo su kabutėmis tęsiniu, tenka laikyti nesunkiai išvelgiamas pastangas šių dienų lietuvių sąmonį įdiegti naują, tariamai modernų ir pažangų konstruktą – pilietinį patriotizmą, turintį išstumti ir pakeisti Antano Maceinos ir daugybės jo kartos šviesuolių puoselėtą tautinio patriotizmo sampratą. Pereikime prie kito santykio su Maceinos filosofiniu palikimu klausimu. Nors šis palikimas nėra užmirštas ir tyrinėjamas gana plačiai, vis dėlto neįmanoma nutylėti ir pastangų sumenkinti mąstytojo filosofinių darbų vertę bei reikšmę. Atkreiptinas dėmesys, kad tai buvo pradėta daryti vos atkūrus nepriklausomybę, kai prieškario filosofijos sugrąžinimo į intelektualinę apyvartą klausimas, atrodytų, turėjo būti itin aktualus. Didžiai apgailestautina, kad šią abejotiną ir neabejotinai žalingą ne tik mūsų filosofijai, bet ir visą mūsų kultūros intelektualinį akiratį siaurinančią nuostatą padėjo įtvirtinti, gal net tapo tiesioginiais jos formuotojais žinomi filosofai. Šiuo atžvilgiu itin ryškus pavyzdys galėtų būti Arvydo Šliogerio požiūris į prieškario Lietuvos filosofiją, dėstomas tekste Lietuvos filosofinė mintis tarp rytų ir vakarų. Autorius pripažįsta, kad iškeliausi prieškario lietuvių filosofijos atstovai Girnius ir Maceina ryžtingai pasuko į vakarų minties erdvę. Tačiau čia pat pratęsė šį teisingą vertinimą virtinę priekaištų, kuriuos sunku laikyti pamatuotais, o kai kurie tiesiog verčia suglumti iš nuostabos. Didžiausias priekaištas minėto laikotarpio lietuvių filosofijai yra tas, kad neva pamatiniais savo bruožais ši filosofija ir toliau liko ideologinė, nes pasak Arvydo Šliogerio, abu mąstytojai neįveikė ir neįsistengė įveikti katalikybės filosofinių ir ideologinių ritmų. Anot šio kritiko, jų filosofijoje nesą laisvo tiesos ieškojimo ir su juo susijusios rizikos, nesama nei pirmapradžio impulso mąstyti, nei pirmapradės pastangos įsimąstyti į tai, kas atsiveria tiesiogiai, kiburiuojama ideologinėje erdvėje tarp rytų ir vakarų filosofinių tekstų. Gyvos minties judesiai tik imituojami, bet nežengiamas savarankiškas žingsnis į akivaizdžią būties ir niekio patirtį. Teoriškai polemizuoti su tokiais ir panašiais vertinimais išties sunku, nes jo autorius vis dėlto nėra niekur tiksliau apibūdinęs, kas yra toji nuolatos jo postuluojama tiesioginė daiktų ar būties patirtis. Apskritai yra gerai žinoma, jog atsiverti būčiai ir yra didžiausias filosofijos uždavinys ir kartu sunkenybė. Tai yra pavykę padaryti ir tai nežinia kokiu mastu ir kaip dažnai tik didžiausiams mąstytojams. Teiginys, kad krikščioniškas tikėjimas paverčia mąstytoją tik ideologu, taip pat verčia nustebti, nes iš tikėjimo kylanti didinga krikščioniškosios filosofijos tradicija yra tiesiog akivaizdus kultūros ir istorijos faktas, paneigiantis plačiai įsišaknijusi modernųjį prietarą, jog tikėjimas yra mąstymo betkasis. Vis dėlto dar blogiau yra tai, kad šis vertinimas gerokai iškreipia visuminį pačios lietuviškosios filosofijos ir jos raidos vaizdą, nes pateikiamas, švelniai sakant, keistame kontekste.
Girnius ir Maceina iš esmės vaizduojami net ne kaip savarankiški ir laisvi mąstytojai, tikrai filosofai, o traktuojami tiesiog kaip vienos katalikybės ideologijos egzegetai ir propagandininkai. Ir jau visai trikdo šių vertinimų autoriaus užmojus priešinti šiai tariamai nelaisvai ir nekūrybiškai filosofijai, neva nuo politikos ir ideologijos prievartos apsaugota Eugenijaus Meškausko katedroje sovietmečiu klestėjusią neva laisvą filosofijos dvasią. Šiuo klausimu galima būtų pasakyti daug, bet pranešimo apimtis leidžia tik konstatuoti, kad ir vėl susidurėme ne su Antano Maceinos filosofijos vertės, o mūsų pačių intelektualinės savimonės ir net sąžinės klausimų. Ar nėra taip, kad Maceinai priskiriamos didžiausios būtent lietuvių sovietinės filosofijos ydos, o jo kūryba menkinama siekiant racionalizuoti tuometinę stačiai apgailėtiną mūsų filosofijos padėtį ir pagražinti pačių to meto filosofų įvaizdį. Atrodo, šis poreikis toks stiprus, kad ryžtamasi puoselėti nedidžiai melagingą ir pavojingą sovietmečio kaip lietuvių kultūros ir filosofijos aukso amžiaus mitą. Galiausiai lieka aptarti ideologinės Antano Maceinos kritikos, tiksliau atviro ir šiurkštaus puolimo iš modernybės ir pažangos, be abejo šie žodžiai rašomi su kabutėmis, pozicijų apraiškas. Iš esmės tai yra ne kas kita, o grinai ideologinė mąstytojo kritika iš liberalizmo pozicijų, neįtin vykusiai dangstoma akademinio moksliškumo šydu. Ryškiausias tokios ideologinės kritikos pavyzdys be abejo yra Leonido Donskio tekstai. Galima drąsiai teigti, kad Akiračių leidinyje, būtent 1997 metų 2-4 numeriuose įspausdintas ilgas jo straipsnis, Antanas Maceina, doktrinis intelektualas 20 amžiaus lietuvių kultūroje, mažų mažiausiai prilygsta aršiausiams šį mąstytoją sovietmečių puolusiems propagandiniams tekstams. Kai kuriais atžvilgiais jos net pranoksta. Šiame straipsnėje Maceina vaizduojamas ne tik kaip primityvus nacionalistas ir konservatorius, fašizmo ir nacizmo idėjų gerbėjas ir šalininkas, bet kaip tikras retrogradas ir reakcionierius, trumpai sakant, tamsybininkams visomis šio žodžio prasmėmis. Pasak šio teksto autoriaus, doktrinieriui Maceinai buvęs svetimas bet koks laisvas ir kritiškas mąstymas. Jis niekada taip ir nesuprato modernio individualizmo nelygstamos vertės ir didžiausio pasaulio istorijoje sukurto gėrio, koks yra vakarų kapitalizmas. Iš esmės tos pačios mintis, tik kiek subtiliau ir atsargiau, kartojamos kitame to paties autoriaus darbe, knygoje Identity and Freedom, Mapping Nationalism and Social Criticism in 20th Century Lithuania. Čia Maceinai surandama vieta lietuvių kultūroje, pasitelkus gana įdomią paties lietuviškojo nacionalizmo klasifikaciją. Aiškėja, kad esama dviejų šio nacionalizmo veidų arba srovių. Pirmoji – tai liberalus ir pažangus, laisvų ir kritiškų mąstymų grindžiamas nacionalizmas, kurio pirmoji ir ne visavertė banga, aušros laikotarpio inteligentai su kudirka priešakyje. Šiaip jau autentiškiausi ir iškiliausi šio modernaus ir pažangaus nacionalizmo atstovai – tai Vytautas Kavolis, Aleksandras Štromas ir Tomas Venclova. Antroji srovė – konservatyvus ir reakcingas, tiesiog urvinis, nes atavistiniais uždaros bendruomenės instinktais pagrįstas nacionalizmas. Antanas Maceina laikomas vienu iškiliausių jo teoretikų ir atstovų. Vis dėlto šis į akademiškumą pretenduojantis, nors ideologiškai itin angažuotas darbas savaip vertingas tuo požiūriu, kad jame aiškiai išskaitomas to reakcingumo kriterijus ir požymis. Tai tautiškumo jungtis su katalikybė ir ypač tuo, ką autorius vadina bažnytinės valdžios struktūromis. Apskritai šitos ideologinės Maceino pažiūrų kritikos baruose vienu metu ir lygiagrečiai darbavosi du sambūriai. Sovietiniai Lietuvoje dirbę komunistiniai propagandininkai ir išeivijoje veikia jos liberaliojo sparno šviesos santaros atstovai. Užbaigiant ir apibendrinant šį pranešimą galima paklausti, kas vis dėlto sieja šias tris Antano Maceinos marginalizavimo plotmes ir tai dariusius bei darančius žmonės. Nors šio marginalizavimo būdai ir formos skirtingi, bendrą vardiklį atrodo vis dėlto galima rasti.
Padedanti tai padaryti nuorodą ar vertinga užuomina galėtų būti ir ši. Viena iš lietuviškojo nacionalizmo atmainų, tautininkiškajam nacionalizmui, skiriama kritikos ir poleminio įniršio dozė apskritai yra kur kas menkesnė. Aršiausios kritikos taikiniu visada yra būtent su krikščionybė susijusio tautiškumo skelbėjai ir jų darbai. Tad mįslės įminimas iš principo būtų toks. Komunizmas, liberalizmas ir sekuliarus nacionalizmas, kuriam beje priskirtinas ir fašizmas, yra modernios ir lengvai viena į kitą konvertuojamos ideologijos, kurių atstovams iš principo nesunku keisti savo ideologinės pažiūras ir atitinkamai stovyklas. Kas kita, Antano Maceinos tipo konservatyvūs nacionalistai. Bet nors šios modernios ideologijos aršiai kovoja tarpusavyje, visas jas vienijanti pamatinė pažangi, kabutėmis, nuostata yra priešiškumas krikščioniškai vakarų kultūros tradicijai, kurią norima žūtbūt sunaikinti. Šio pavojaus nepašalino nei komunizmo žlugimas, nei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Veikiau tam tikrą prasme jį net padidino. Todėl Antano Maceinos kūrybos apmąstymo ir vertinimo klausimas savaime ir lengvai išplukdo į platesnius šiuolaikinės rytų Europos kultūrinės ir ideologinės situacijos vandenis. Skiriamasis šitos situacijos bruožas yra nepaliaujama ir vis stiprinama kova su šiame Europos regione vis dar atrandamomis pavojingomis šmėklomis – nacionalizmu ir krikščionybė. Nors bent jau kai kuriuose šalyse vienas ir kitas vaizdžiai kalbant vos kvėpuoja, sprendžiant iš kai kurių ir Lietuvoje leidžiamų knygų bei tekstų, jie yra laikomi didesniais pavojais demokratiniai Europos ateičiai negu nepalyginamai stipresnis, nors dažnai į naujus rūbus įvilktos komunistinės ideologijos apraiškos. Tipiškas šitos nuostatos pavyzdys ir mūsų knygynų lentynose randama Tišmanianų knyga Įsivadavimo fantazijos po komunistinės Europos mitai, demokratija ir nacionalizmas. Joje daugelio rytų Europos šalių turtą privatizavę ir liberalizmo frazeologiją įvaldę kompartijų funkcionieriai, laikomi tik į tiesos kelią atsivertusiais ir nebepavojingais verslininkais. O tikrai grėsmė demokratijai pripažįstami dar nepribaigti klerikalai ir nacionalistai. Šios modernios radikaliai antitradicionalistinės bei sekuliarios ideologijos neabejotinai vyrauja ir mūsų visuomenės gyvenime. O jų tarpusavio žaismas ir dažnai imituojama kova sukuria uždarą ratą ar verpetą, į kurį šito net nepajusdami patenka tariamai laisvai ir kritiškai mąstantis postkomunistinių visuomenių žmonės. Kalbant dar aiškiau, rytų Europos visuomenės mėginama uždaryti geležinėme moderniųjų ideologijų narve, su šaknimis traunant juose vis dar išlikusius krikščioniškosios dvasinės ir intelektualinės tradicijos pradus. Savaip natūralu, kad Antanos Maceinos įtraukti į šį ratą ir ėmė uždaryti neįmanoma. Todėl belieka vienintelė nutylėjimo ir marginalizavimo strategija. Tačiau kaip tik pastangos palikti į mūsų kultūros paribiuose, paradoksaliai yra įspūdingas jo kūrybos aktualumo ir gyvybingumo liudijimas. Pačiu savo buvimu toji kūryba primena, kad yra kažkas daugiau už madingas, bet trumpalaikės vadinamasias pažangės idėjas. Tas kažkas tai didžioji Europos krikščioniškosios kultūros tradicija. Pastangos perimti Antano Maceinos kūrybinį palikimą neabejotinai galėtų būti vienas iš patikimiausių būdų atkurti beveik nukirstus saitus su šia tradicija. Taigi ir išvengti savo istorinės atminties, dvasinio ir kultūrinio tapatumo neturinčių moderniųjų mankurtų likimo. Ačiū už dėmesį.